Na ką, gerbėmieji, kaip tik leidžiasi saulė. Dar kas nematėt vaizdų, tai labai gražus. Tai tiesiog noriu vieną tokį pasidalinti galbūt pamokėlę apie saulėlydį, kurį ištiks kiekvieną mūsų. Čia mūsų gražų saulėlydį, turtingą saulėlydį. Kartais žmonės galvoja apie tą milijoną, 10 milijonų, galvoja, jau pensijoje gerai gyvensiu. Ne visada reikia tiek, žinai, nes turbūt tam reikia labai daug paaukoti, reikia ir daug energijos įdėti, bet aš taip matau, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, taip vidutiniai šeimai reikėtų turėti apie 3 nekilnojamus turtus per gyvenimą, ne? Nes jeigu taip turėtumėt, pavyzdžiui, mūsų asociacijos nariai, jau esam patikrinę tokią sistemą 4 kambarių buto, už kurį mes gaunam po 1000–1200 eurų. Tai įsivaizduokit, jeigu tu jau, kol dar paskolą tau mokėti nereikia, nes sumoka nuomininkai, bet kol tą paskolą išmoka, tu panašiai nuo tų 3 būtų gautum apie 1500, kas yra visai neblogai prie darbo pajamų, o paskui, kai jau išmokėsi kreditus, jau skaityk, jau tie 3 ar 3,5 tūkstančio jau bus tavo. Žinoma, iš tų pinigų dar reikia atmesti išlaidas butui, nes tos butus reikės remontuoti, reikės mokesčių susimokėti. Bet aš manyčiau, kad tie 2,5 šiandieniniais pinigais yra, manau, tas viduriukas gyvenimo, kurio tikrai turėtų jums užtekti tam pasitikti saulėlydį. Tai linkiu visiems kažką daryti po truputį ir užtenka, žinote, tikrai, kai žmonės pradeda daryti, jie tą pasiekia per 5–7 metus. Tiesiog reikia imti ir daryti. Kartais, jeigu patiems kartais trūksta laiko, valios arba žinių, taip yra, kaip, sakykime, specialistai arba mes kaip asociacija visada esam tokie kaip pagalbininkai, kaip sakant, neduodam užmigti ant laurų, tiesiog visada jūs pajudinam, taip, visada primenam apie jūsų tikslą, visada padedam jį įgyvendinti, na ir žingsnis po žingsnio, žinokės, visi pasiekė savo tikslą ir tikrai tos 2 ar 3 tūkstančius eurų tikrai nesunku gauti, jeigu darot pastangas ir kartais reikia tik tai žinių, net kartais ne visada reikia daug pinigų.